Ankstesnis mano reelsas apie tai, kaip moteris galėtų labiau pasistengti dėl savo vyro, sulaukė daug komentarų ir ypatingai didelio moterų pasipriešinimo. Mielos moteris, ką aš norėjau pasakyti savo žinutę? Tai nereiškia, kad moteris turi tapti kažkokia auka, nuolaidžiauti, bandyti įtikti. Tai yra ne apie tai. Tai yra tiesiog pabūti dėl savo žmogaus. Paklausk save, su kokia intencija apskritai atėjote į santykius. Jeigu kažką gero padaryti dėl savo vyro yra šitokia kančia, juk ko vyrams iš tikrųjų tai reikia? Švelnumo, dėmesio, palaikymo žodžio, pabūkite meilužę dėl jo, pabūkite šeimininkė, bet ne dėl vaikų, buities ar kažko, o būtent dėl jo. Kažkaip yra su mūsų moterim daug ego principų, kad jeigu aš kažką padarysiu dėl kito, tai reiškia, jau leisiu užsilipti ant sprando. Mes pačios padarytumėm savo paslaugą, duodamos tiem vyram to, ko jie nori, ir tada jie atsilygintų su kaupu. Mes pačios norim turėti tos